Sveiki, mano vardas Laurynas ir šiandien jūs noriu pakviesti į vieną žinomiausią Italijos slidinėjimo kurortą Madonna di Campiglio. Taip, jis tikrai yra labai žinomas dėl savo nuostabių ir gražių dolomitinių Alpių. Šis kurortas turi net 160 km trasų. Kas yra tikrai nuostabu, mes gyvenam pačiame Madonna di Campiglio miestelyje. Turim tikrai gerą 4 žvaigždučių viešbutį, kuris gali pasiūlyti 2-viečius, 3-viečius ir 4-viečius kambarius. Puikus maitinimas, pusryčiai ir vakarienė, įskaičiuota spa zona ir kas yra tikrai nuostabu, kad šalia viešbučio yra einanti trasa, netoli yra esantis keltuvas ir net après-ski baras. Šioje kelionėje mes skrendame iš Vilniaus oro uosto į Milano Malpensą penktadieniais, kaip visuomet su visais įskaičiuotais bagažais mūsų kiekvienam klientui. Rankinis, registruotas ir sportinio inventoriaus bagažas. Pervežimas tikrai nėra ilgas, iki 3 valandų ir mes jau būsime viešbutyje. Madonna di Campiglio miestelėje tikrai rasite nemažai pramogų, gerų kavinių, restoranų, net ir naktinio gyvenimo. Tie, kas nori ramesnio poilsio, yra smagu tai, kad viešbutis yra įsikūręs ramioje vietoje, o tie, kas nori daugiau pašokti vakarais po slidinėjimo, tikrai nesudėtingai nusigaus iki miestelio centro. Dienos metu viešbučio shuttle busas jūs nuveš į miestelio centrą, o vakare tikrai lengvai galėsit pareiti pėstute ar pasinaudoti vietinių taksi paslaugomis. Tai nėra ko laukti. Spausk užsakyti ir susitinkam prie Dolomitų Madonoj di Campiglio.